vienas su Viešpačiu. Be palyginimų jis jiems nekalbėdavo, o savo mokiniams skyrium viską išaiškindavo. Morkaus Evangelija, 4 skyrius, 34 eilutė. Paprasti žmonės negalėjo suprasti Jėzaus. Jie girdėjo jį, bet žodžiai jiems neatsivėrė. Jie neįžvelgė gilios prasmės ir reikšmės savo gyvenimui. Tačiau jie mielai klausėsi Jėzaus, nes jis kalbėjo autoritetingai, galingai ir labai vaizdžiai, pateikdamas daugybę pavyzdžių iš gyvenimo. Šventoji dvasia veikia ir daugelis širdžių buvo paliestas. Daugelis norėjo sekti Jėzumi ir tapti geresniais žmonėmis. Tačiau jie neperdavė savo gyvenimo Jėzui ir toliau valdė savo gyvenimą patys. Mokiniai buvo kitokie. Jie sekė paskui Jėzų, pašventė jam savo gyvenimą ir vėliau gavo šventąją dvasią, kuri vėliau net leido jiems kentėti kankinystę. Dievas atvėrė jų ausis, akis ir širdis, kad jie iki galo suprastų Evangeliją. Tuo galime pasikliauti ir mes. Galime suprasti Bibliją, Dievo žodį ir jo kasdienę kalbą. Kaip Marijos širdį sujaudino angelo žodžiai, taip ir mes turime būti sujaudinti. Jo žodį apmąstyti dieną ir naktį. Tai yra nuolatos. Ir tada ateis suvokimas, kurį šventoji dvasia mumyse įgyvendina. Tada staiga suprantame sąsajas. Tada sužinome apie atpirkimą, kryžių ir prisikėlimą, apie mirties galią ir išgelbėjimą, apie šventąją dvasią, krikštą ir misiją. Tyloje mums tampa aišku daug kas anksčiau nebuvo aišku ir miglota. Taip, Dievas kalba su savaisiais, kai esame vieni su juo. Tai kaip įsimylėjėliai, kai jie lieka vieni, sako vienas kitam žodžius, kurių kitu atveju niekada nepasakytų. Tuomet artumas būna toks didelis, kad išsakomas didžiausios paslaptys, kažką panašaus Dievas daro su mumis, kai esame vieni su juo ir jo žodis mūsų širdyse sklinda pirmyn ir atgal. Ačiū Jėzau, kad esi šalia. Ačiū tau už tylos laiką su tavimi. Dėkoju tau, kad kalbėsi su manimi. Žinai mano mintis ir duodi man atsakymus. Ačiū tau, kad tu mane supranti.